Knygos anatomija. Kašalotų radijas. Teksto anatomija pagal Jurgą Vilę. Pradžia. Povandeninis pasaulis viliojo mane nuo mažumės. Kurį laiką buvau pametusi galvą dėl delfinų. Turėjau visą knygų kolekciją apie juos. Vėliau nusišypsojo laimė ir gyvai susipažinti, kartu paplaukioti. Labai patiko filmai Žmogus amfibija, Žydroji bedugnė, serialas Fliperis, mokslinė dokumentika povandeninėmis temomis. Bitlų daina apie geltoną povandeninį laivą, kuriame visi gyvename. Studijų metais Paryžiuje pirmą kartą perskaičiau Hermano Melvilio romaną Mobis Dikas arba Banginis. Stora, klampi, sukrečianti knyga. Baltasis kašalotas liko atminty ne kaip pabaisa, o kaip nepagaunama svajonė, gaivališko grožio apraiška. Tuomet dirbau auklę ir su vaikais pastatėme spektaklį pagal Hemingvėjaus knygą Senis ir jūra. Knygoje senis susiduria su milžiniška žuvimi, kuriai pajunta prieraišumą, bet galiausiai vis dėlto ją nudobė. Mūsų spektaklyje įveikusi visus iššūkius nugali draugystė. 2009 metais prancūzų kino festivalyje Žiemos ekranai rodėme Filipo Ramoso filmą su Denis Lavantu Kapitonas Ahabas. Tai itin savita Mobio Diko ekranizacija, lyg sapnas, lyg vizija, ji mane užbūrė. Jaučiau, kad kaip tas Ahabas nenurimsiu, kol nepamatysiu kašalotų. Todėl įkalbėjau draugą keliauti jų ieškoti į Lofoteno salas Norvegijoje. Kelionėje vakarais abu skaitėme Moby Dicką, vienas kitam padovanojom skirtingus romano leidimus. Ten salose ir gimė Kašalotų radijo, o ir visos serijos Lašas jūroje idėja. Tik kašalotai dienos šviesą išvydo ne pirmi. Juos aplenkė chameleonas ir aštuonkojis. Vėliau atplaukė jūrų arkliukas, vežlėjau pakeliui. Taip, turiu visą sąrašą gyvių, apie kuriuos norėčiau papasakoti. Jis sparčiai pilnėja apsilankius mokyklose, kur vaikai apipila prašymais. Galite parašyti apie mano mylimą gyvūną. Iš pradžių nemaniau kurti istorijų tik apie jūrų pasaulį. Posakį Lašas jūroje panaudojau klausdama savęs ir skaitytojų. Lašas jūroje – tai daug ar mažai? Pasiruošimas. Apie kašalotus nemažai sužinojau banginių stebėjimo centre. Dalyvavau mokymuose, išklausiau ne vieną pranešimą. Žiūrėjome vaizdo įrašus, mokėmės atpažinti 7 kašalotus, sugrįžtančius į tuos kraštus, pastebėti jų skiriamuosius bruožus, skirtingų formų pelekus ar randą ant šono. Man labai patiko klausytis povandeninio pasaulio garsų. Galėjau visą valandą sėdėti užsimerkusi ir medituoti. Ten pirmą kartą ir išgirdau tą gergždimą, lyg varstytųsi senos spintos duris, ar kas sukiotų seno radijo imtuvo rankenėles, vis užčiuopdamas kokią nors stotį ir tuoj pat pamesdamas ją trikdžiuose. Man patiko, kad kašalotai taip kalbasi, lyg perduodami informaciją vienas kitam garso ir vandens bangomis. Turėjau mintį kurti radijo laidą vaikams apie gamtą, ekologiją, apie knygas parašytas tomis temomis. Kašalotų radijas įsijungtų netikėtai, perjunginėjant stotis ir visada nustebintų savo neįtikėtinomis žiniomis. Salose sugalvojau, kad serijoje Lašas jūroje pasisakys mokslininkai, kurie suteiks tikslesnės informacijos apie pasakojimuose veikiančius gyvius. Iš mano teksto irgi galima nemažai sužinoti, bet čia, kaip visada, faktai įvilkti į fantazijos drabužį. Mano kašalotų laukia ilga kelionė. Jie spėjo perplaukti iš vienos leidyklos į kitą, išsinėrė iš odos, užsiaugino kitą. Laimiai galiausiai užtiko 700 eilučių uostą ir pakliuvo į Agnės Nananai rankas, kuri švelniais pieštukais prikėlė juos naujam gyvenimui. Agnės piešiniuose svarbus kiekvienas štrichas, lyg siūlas įaudžiamas į bendrą vaizdą. Pasirodė, abi namie turim žaislinius kašalotus, kurie matyt jau seniai laukia, kada apie juos papasakosim. Kai tarėmės dėl stiliaus, veikėjų ir atmosferos, supratom, kad mūsų vizijos labai panašios.
aplinka. Nežinau, ar galiu išduoti kaimelio A paslaptį, kad kokie banginių medžiotojai nesuuostų, bet gal jie knygų anatomijų neskaito. Yra toks kaimelis Andenesas, pačioje Lofoteno salyno šiaurėje. Nepaprastai įkvepianti vieta, kur jautiesi lyg ant pasaulio krašto. Virš jo plevena pašvaisčių vėliavos, o jūroje kašalotai mojuoja uodegomis lyg vėduoklėmis. Nuo kranto nepamatysi, reikia keliauti į atvirus vandenis. Gali plaukti jų stebėti dideliu laivu, bet mums labiau patiko per bangas šokinėjanti guminė valtis. Joje šiek tiek baugu sustojus ir laukiant išnyrančių įkvėpti kašalotų. Kad tik jie nesugalvotų iškelti valties į orą. Laukti kartais reikia labai ilgai. Tada į galvą lenda visokios mintis. Knygoje yra Domingos šeimos namai, nauji tėčio namai su dideliu sodu ir vasaros namai kažkur toli. Visose šiose vietose viešpatauja meilė ir harmonija. Čia labai svarbi gamta, o žmogus neatsiejama jos dalis. Įdomu, kad Agniai pradėjus piešti iš pasąmonės lyg iš miglos išniro Žebriūno filmo Paskutinė atostogų diena atmosfera. Vaikai šokinėjantis ant uolų, raibuliuojantis vanduo, jame atsispindintis saulėlydis. Ar filme ant jūros kranto stovėjo telefono būdelė? Man patiko įsivaizduoti, kad iš jos galima paskambinti pačiai jūrai, ar, tarkim, kokiai medūzai. Aišku, būdelė filme nespalvota, o pas mus jau raudona, kaip kokiam Londone. Įdomu, kad Dominga labai primena to filmo heroję Viką. Net ir suknelę apsivilko beveik tokią pat. Abi su Agne nesitariusios, ją tokią įsivaizdavome. Veikėjai. Viskas prasidėjo nuo Domingos. Jai 7. Ji myli gamtą ir smalsiai tyrinėja pasaulį. Vaikų kambaryje ant sienos kabo nuotrauka, kur Dominga ant kašaloto nugaros. Vadinasi ji ypatinga mergaitė. Kokia jos istorija? Dominga jauniausia. Be jos šeimoje auga dar 6 vaikai. Pametinukai gimė skirtingomis savaitės dienomis. Ši šeima rodos be krantų. Tėtis jau gyvena kituose namuose, kur su Mila čiučiuoja naujagimę Primą. Jo 7 vaikai iš pirmos santuokos sode karstosi ant virvių. Jo naujoji gyvenimo draugė – akrobatė. Meilė apjungia abi šeimas. Čia nėra sienų ar pykčių. Nesakykit, skamba idiliškai. Ar tikrai taip gali būti? O jei viskas arba beveik viskas – fantazijos vaisius. Dominga, kaip ir aš, mėgsta kurti istorijas. Mane visada įkvepia gražiai išsiskyrę žmonės. Manau, sugyvenimas, kad ir kokios susiklostytų aplinkybės, turėtų būti natūralus dalykas. Norėjusi jautriai prisiliesti prie šios temos. Dominga žino, kad ji turtinga, nes turi net 3 šeimas. 3 – kašalotė Sniegė. Jos bičiulės kašalotės, kažin kur plaukiantis vyras kašalotas ir tuoj gimsiantis mažylis. Šie personažai laukia Domingos kašalotų įlankoje. Kašalotė Sniegė nelabai daug ką nuveikė knygoje, bet ji tarsi visus sieja. Ji mano praeities atspindys, mano skaitimai, mano patirtis ir išgyvenimai. Tikriausiai ji Mobio Diko palikuonė, ar Mobės Dikės. Man patiko galvoti, kad galbūt tai buvo į patiną ūgiu ir stotu panaši stipri banginė. Kitas svarbus knygos veikėjas Kašalotų radijas. Taip, jo garsas sklinda iš kriauklės, bet kas iš tiesų kalba? Knygos autorė, pasakotoja, o gal girdime Domingos mintis? Kašalotų radijas nėra tik žinių transliuotojas. Jis jautriai reaguoja į įvykius, sukuria pasakojimo ritmą, pranešdamas svarbiausius dalykus, sudėlioja akcentus. Kitas sunkiai apibrėžiamas veikėjas – kruizinis laivas. Įsivaizdavau, kad jis veikia savarankiškai, žmogaus sukurta pabaisa sudrumsčia povandeninio pasaulio ramybę. Šis milžinas reprezentuoja šiuolaikinę visuomenę, nenorinčią matyti, kaip mūsų pasaulis ritasi į prarają. Ir vis dėlto knyga baigėsi laimingai. Tekste gal ir lieka klaustukas ar daugtaškis,
Bet Agnė mirkteli skaitytojams nupaišydama sniegę, išnyrančią iš už horizonto linijos su baltuoju naujagimiu. Planeta dar gyva, viltis taip pat. Siužetas. Kartais apie mano knygas sako, kad juose nėra siužeto. Kitais kartais sako, kad juose nėra nei nuotykių, nei dramaturgijos. Man patinka tie iš paprasto, bet kartu nepaprasto mūsų gyvenimo tarsi iškirpti epizodai. Ši knyga neišimtis. Skaitytojus kviečiu stebėti pasaulį, o taip pat nebijoti jo susikurti, koks tik mums patinka. Kviečiu juos į kelią, į kelionę, iš kurios jie tikrai grįš nors truputį pasikeitę. Man norisi parašyti taip, lyg girdėtume gyvūnus kalbant, kad skaitant mūsų venose tvinkčiotų šiek tiek daugiau pasakantys žodžiai. Mudu esam vieno kraujo, tu ir aš, kuriuos Mauglis kartojo savo bičiuliams laukinėje gamtoje. Mes galime vieni kitus suprasti. Neseniai susipažinau su mokslininku, tyrėju Fabrisu Šnioleriu, Vilniuje pristačiusiu kartu su Žeromu Delafosu sukurtą dokumentinį filmą apie baltąjį delfiną Hvladimir. Fabrisas tyrinėja delfinų ir banginių kalbą, bet šioje istorijoje baltasis delfinas pats norėjo jam perteikti tas žinias, kas kart susiradęs Fabrisą plačiuose vandenyse siūlydavo kartu padirbėti. Į tą kino seansą nusinešiau kašalotų radiją. Fabrisas pervertęs knygą iš paveikslėlių iškart sudėliojo istoriją, atpažino kruizinio laivo sukurtą problemą. Šis susitikimas mane labai paveikė. Po jo rimtai pasiryžau nugalėti nardymo baimę ir plačiai atmerkti akis po vandeniu. Apie siužetą. Sakyčiau, kad ši istorija tai gabalėlis gyvenimo. Gražaus, stebuklingo, o kartais nenuspėjamo, gal net pavojingo. Kūrybinis procesas. Gyvename Andalūzijoje, o grįžę vasarą į Lietuvą keliems mėnesiams kur nors prisiglausdavome. Tąkart išsinuomojom butuką Paupyje, kur dar alsavo sena dvasia. Apsuptas tuščios plynės stovėjo toks keistas biurų pastatas, kuriame keli žmonės turėjo įsirengę butus ant stogo. Taip, tą vasarą mes nutupėme ant stogo, lyg kokie Karlsonai. Vaikai prisigalvodavo įvairiausių žaidimų, o po stiprių liūčių maudydavosi didžiulių balų baseinuose. Pas kaimynus pupsojo dūzgiantys aviliai. Kartą ant mūsų virtuvės stalo atsirado korys. Kitą kartą grįžę namo vėlai vakare radome butą aplipusi bitėmis. Jos sutiko gražiuoju išsikraustyti. Čia dar gyveno vienakis buldogas ir jo šeimininkė nuostabi keramikė, su kuria mėgdavom paplepėti. Veikė kirpykla ir pogrindinis teatras. Į tokius namus parkeliavau iš salų. Ir atsisėdusi priešais medumi varvantį korį, parašiau kašalotų radiją. Jis gimė iš meilės ir ilgesio, kuris niekada neapleidžia prisilietus prie gamtos šerdies. Tiesa, mano kelionė į salas baigėsi išsiskyrimu su mylimu žmogumi, kurį tuomet tik nujaučiau. Ir ta nuojauta tekste suskamba užslėpto liūdesio gaidelėmis. Istoriją parašiau greitai ir ji beveik nesikeitė, išskyrus pabaigą. Už dabartinę turiu būti dėkinga savo dukrai Alisai. Alisa, tiesa, tuomet buvo kaip du vandens lašai panašiai Dominga. O gal Dominga į Alisą? Atidžiai išklausiusi mano kašalotų istorijos, Alisa griežtai nesutiko, kad kruizinio laivo sutrikdyta kašalotė sniegė užplauktų ant kranto. Todėl išliko paslaptinga pabaiga, kai Dominga skaičiuoja dienas, laukdama pradingusių kašalotų. Nes mama pažadėjo, kad jie tikrai sugrįš, tik nežinia kada. Gal kitos dienos rytą, gal per pietus, o gal jau sutemus. Alisa kašalotų kantriai laukė kelerius metus. Ir vieną dieną jie atplaukė. Iliustracijų anatomija pagal Agnę Nananai. Stilius. Knygą pasirinkau iliustruoti vien spalvotais pieštukais, bet tai nutiko ne iškart. Aš mėgstu dirbti įvairiom priemonėm ir tekstas diktuoja, ką pasirenku kiekvienai knygai. Žinoma, pieštukas spalvotas ar grafitinis mano knygose visada atsiranda.
Tad kuo toliau, tuo labiau man atrodo, kad be jo jau nebegaliu, o ir nenoriu piešti. Kita vertus, tiek metų dirbdama jaučiu, kad ir vien su pieštuku galiu pasakyti, ką noriu. Bet jungti skirtingas priemonės, bandyti naujus derinius, man labai įdomu ir prieš kiekvieną naują knygą užsiimu tokiais ieškojimais. Nes tik išsibandžius skirtingus piešimo būdus galiu nuspręsti, kaip noriu dirbti. Svarbiausias kriterijus, kad man būtų gera, nenuobodu ir pavyktų pavaizduoti popieriuje viską taip, kaip mano sugalvota. Su kašalotais gan ilgai blaškiausi ir pati nežinojau, kaip noriu, kad knyga atrodytų, kaip noriu dirbti. Gal dėl to, kad labiausiai norėjau perteikti tą atmosferą, svajingą, sapnišką ir žemišką tuo pačiu metu. Bandžiau akvarelę, guašą, visokius marmalus, bet jie buvo per sunkus. Nešiau ir Jurgai rodyti ir galiausiai supratau, kad turiu dirbti taip, kad perteikčiau visą jautrumą, pridėti papildomų sluoksnių, kurie skaitytojui leistų pajusti situaciją tarsi iš jo paties asmeninės patirties. Man viena tokių iliustracijų, kai šeima pakuojasi daiktus. Visi esam buvę šitam chaose, o šeimose su daugiau vaikų ar daiktų tai yra tiesiog užburtas ratas, nes kažkas krauna daiktus, o kažkas bekraudamas pradeda žaisti. Taigi visą tai pavaizdavau pilka spalva aplink visą knygos atvartą, padariau tarsi rėmelį pagrindiniai iliustracijai. Tarsi tai nėra labai svarbu, nenorėdama nukonkuruoti kito vaizdo, spalvotų lagaminų su jau sukrautais daiktais. Bet ta pilkoji priešistorė, kuri tekste neaprašyta, tas veiksmas visgi nutiko ir leidžia asmeniškai įsitraukti į istoriją. Tokį pat vaizdavimo būdą pritaikiau ir kitame atvarte – parodyti ilgą kelionę iki slaptosios atostogų vietos. Pasiruošimas. Tikrai teko rinkti medžiagą. Skaičiau apie kašalotus, kur jie plaukėja, kokio jie dydžio. Prisižiūrėjau daugybę filmukų. Man buvo labai įdomu, nežinojau daugybės dalykų apie juos. Kad patelės plaukėja bandomis su jaunikliais, vienos kitoms padeda gimdymo metu. Tai labai jautru ir gražu. Visas povandeninis pasaulis man buvo didžiulis įkvėpimas. Tiek augalijos ir visokių kriauklelių vaizdų prisižiūrėjau, kad galėčiau dar keletą knygų nupiešti. Visą medžiagą rinkau internete, papildomai klausdavau Jurgos. Ypač apie lopšinę. Jurga, kas yra tie droidai? O ji man sako, ai žinok, aš ten pati išgalvojau. Prieš eskizuodama kompozicijas visada atkreipiu dėmesį į kiekvieną žodį. Taip savo išskiriu kokią nors raktinę detalę, aplink kurią paskui aplipdau visą iliustraciją. Todėl jei nesuprantu ar ne visai gerai žinau, ką koks žodis reiškia, tai aiškinuosi. Galiausiai nenupiešiau droidų, nes iliustracija kitaip išsisprendė. Bet dar kabo jie man galvoje. Kur nors sugalvosiu, kaip nupiešti ir nupiešiu. Domėjausi ne tik kašalotų plaukimo maršrutais ir kitomis povandeninio pasaulio įdomybėmis, bet ir kitomis detalėmis, kaip tarkim telefono būdelė. Kadangi visa aplinka pulsuoja šiaurietiškais kraštovaizdžiais, nusprendžiau paieškoti ir kokios buvo tų šalių telefono būdelės. Man labiausiai norėjosi raudonos, bet negalėjau naudoti angliškosios, nes tai per daug atpažįstama ir nesusiję su mūsų istorija. Ir atradau, kad Norvegijoje buvo irgi raudonos, jų labai vertinamos išskirtinio dizaino būdelės, kurias netgi buvo nuspręsta palikti kaip paveldo objektus. 100 būdelių per visą šalį. Dabar kai kuriuose iš jų, o gal ir visose, tiksliai nebepamenu, įrenginėjamos bibliotekėlės, kuriuose gali pasiklausyti tos vietovės rašytojų sukurtų kūrinių ištraukų ar eilėraščių. Atrodo, tik ieškojau, kaip jos atrodė, o dar sužinojau įdomių dalykų. Veikėjai. Oi, tie veikėjai. Skaičiau ir negalėjau patikėti. 7 vaikai. Kaip aš tiek jų nupiešiu? Čia tokia nelabai romantiška kūrybos dalis. Vis atkartoti veikėjus, ypač kai jų daug. Juokiausi, kad kitus rankraščius skaitydama dar pagalvosiu, jei bus tiek šeimoje vaikų. Taigi, pirmiausia pradėjau eskizuoti Domingą, pasakotoją ir jauniausią šeimos narę. Man labai patinka piešti žmones, vaizduoti jų emocijas. Nesistengiu būti anatomiškai tiksli,
Darau tai pagal nuotaiką. Domingą buvo lengva kurti, kažkaip jutau su ją panašumų pati ir dar labiau ją atradau pažiūrėjusi Žebriūno filmą Paskutinė atostogų diena. Iš šio filmo atsirado Domingos suknelė, plaukai ir kriauklė. Simbolis radijo, per kurį susijungi su kašalotais. Vaikystėje ir aš pas močiutę turėjau tokį radiją, nepraleisdavau progos paklausyti bangų. Man tai prilygo stebuklui. O kiti veikėjai, stengiausi atitaikyti juos pagal amžių ir nesupainioti plaukų ilgio, marškinėlių spalvų ir kitų aprangos detalių, kaip pieždavau kituose puslapiuose. Tekste buvo išvardintos kiekvieno vaiko lagamino spalvos, tad pagal jas ir drabužius jiem parinkau. Turėjau tokį juodraštį, kur susirašiau, kuriam kokia spalva. Svarbiausia buvo, kad jie būtų skirtingi, nesuvienodėtų nei ūgiu, nei veidais. Aplinka. Prieš kurdama aplinką skaičiau, kur kašalotų dažniausiai aptinkama. Kadangi jie įveikia didžiulius atstumus, jų galima pastebėti įvairiose pasaulio vietose. Tad buvo svarbu išgirsti būtent Jurgos patirtį ir kaip gimė ši istorija jai. Visą tai išsiaiškinusi, judėjau toliau. Dar buvo toks sutapimas, kad netaip seniai, kai gavau šį rankraštį, buvau perskaičiusi Vasmo knygas apie Diną. Tos knygos man paliko didelį įspūdį. Jas skaitydama Google susirasdavau ten minimus augalus, vietovės. Tad galima sakyti, mano vaizduotė jau kurį laiką buvo šiaurietiškame kraštovaizdyje. Pati nesu buvusi tuose kraštuose, bet žaviuosi jų gamta, o uolos ir jūra man yra daug įdomiau nei smėlis. Mėgstu rankioti pajūryje akmenukus, nugludintus stikliukus, todėl daug kur iliustracijose yra smulkių detalių, kurias išplauna bangos ir mūsų Baltijos paplūdimiuose. Taip pat įdėjau ir lengvai vaikams atpažįstamų Lego kaladėlių, kaip taršos detalę. Esu kažkur girdėjusi, kad kadaise seniai nuskendo laivas gabenęs Lego konstruktorius ir paskui žmonės kolekcionavo jame buvusių žmogiukų figūrėles, kurias jūra išmesdavo skirtingose vietose. Nežinau, ar tai tiesa, bet pagalvojus, kokia žala padaryta vandenų gyventojams, apima liūdesys. Tad man svarbu buvo užkabinti ir šį momentą. Tai padariau labai subtiliai, gal ne visi net pastebės, bet tikiu, kad tie, kurie pamatys, pagalvos apie tai, kad gamta ir plastikas nesuderinami dalykai. Siužetas. Su visom knygom man nutinka taip, kad skaitydama rankraštį iškart pamatau kokias 3-5 kompozicijas, o paskui jas aplipdau jau labiau įsigilinusi į tekstą kitomis. Matyt, tai yra kažkokia pirminė vaizduotės reakcija. Dažniausiai tie vaizdai niekiek nepasikeičia toliau dirbant. Tokios vietos šioje knygoje buvo atvertas su pavaizduotu Domingos kambariu, rūku ir nameliais, kašalotų mandala ir miegančiais kašalotais. Tada nusipaišau visus knygos atvertus ir pasiskirstau tekstus pagal jų turimus vaizdus. Taigi išeina tokia mozaika. Vienur jau užpildyta, kitur dar trūksta. Kai matau visus atvertus vienoje erdvėje, lengviau apsispręsti ir su puslapių užpildymu. Matau, kur galiu panaudoti stambius planus, kur reikia detaliau. Aišku, tai diktuoja ir tekstas. Kad jis sutilptų, kartais ne visi pirminiai sumanimai lieka. Bet šiuo atveju visas knygos planas susidėjo gan lengvai. Paskutinius visada pasilieku atvartus, kurių nesugalvoju. Nes ne visada susipildau visus eskizinius kvadratukus. Ir šį kartą buvo tų baltų vietų net ir įpusėjus iliustravimą. Tai buvo atvartai su atvirukais. Buvau numačiusi, kad jiems paskirsiu visą atvartą, bet kaip juos vaizduosiu, nežinojau. Nupiešiau juos paskutinius, jau buvau pavargus ir norėjau greičiau baigti. Ir tingėjau juos visus piešti. Jokiuos, bet man tikrai tai būna. Bet kai pradėjau, negalėjau sustoti. Man tai patiko. Spalvinau greitai, nes pačiai smalsu buvo, kaip atrodys visuma. Ir šitas atvartas dabar mano vienas mylimiausių. Kitas, kur ilgai nežinojau, ką daryti, atvartas, kai Domingas skambina tėčiui. Labai man jis nesiklijavo, neturėjau vizijos, ką ten parodyti. Bet žinojau, kas bus po jo – laimingas dūkimas paplūdimyje. Viena kompozicija per visą atvartą.
Todėl sugalvojau, kad prieš ją galiu ir pakadruoti vaizdus, nedaryti vientisos kompozicijos. Tokiu principu ir dėliojau visą knygą. Neturiu jokių taisyklių, bet siekiu, kad verčiant puslapius nebūtų nuobodu. Kartais pavyksta, kartais ne. Tiesiog leidžiuosi paskui tekstą. Kūrybinis procesas. Kašalotų tekstą perskaičiau per 2023 metų knygų mugę. Nors Jurgą žinojau kaip rašytoją, pažįstamos nebuvome, taigi toje mugėje su ja gėrėm kavą, sėdėdamos ant grindų ir pažindinomės. Ji pasakojo, kaip keliavo stebėti kašalotų, apie knygas, iliustracijas, istorijas. Iš tikrųjų, gana daug visko aptarėme tame didžiuliame triukšme. Šis pokalbis buvo tarsi pirmas įkvėpimo šaltinis. Savo iliustruotojos praktikoje dažniausiai knygą pradedu nuo eskizų, bet ne nuo pokalbių su rašytoju. Taip yra nutikę gal tik su 3 mano knygomis. Taigi, Kašalotų radijo tekstas man paliko lengvumo, svajingumo jausmą. Ir tokį pat jausmą išsinešiau po pokalbio su Jurga. Bet tuo viskas ir baigėsi. Nesėdau iškart dirbti, nes tuo metu piešiau kitą knygą. Ir eilėje laukė dar viena knyga. Kašalotams teko toliau plaukioti giliuose vandenyse ir laukti savo eilės, kada galės išnirti į paviršių. Tai užtruko gal pusę metų. Vis apie juos pagalvodavau, bet pati save stabdžiau, nes jutau, kad tai blaško ir pavagė dėmesį nuo kitų knygų. Negaliu dirbti su keliomis knygomis vienu metu. tą jau seniai supratau, bet būtent tuo metu teko truputį dubliuoti. Net eskizuoti kašalotų savo neleidau, nes atrodė, kad tada pabirs visa kita ir prarasiu kitų knygų nuotaiką. Kai dirbu su kūriniu, nešiojuosi su savim visur, kartais ne tik galvoju, pasiimu ir atspausdintą tekstą, kad jei ką galėčiau pasiskaityti. Tad jei yra 2 tekstai, tai jau sudėtinga, o jei 3, dėl to ir nemėgstu dubliuoti. Kaip minėjau, ieškodama, kaip piešiu kašalotus, išbandžiau ne vieną priemonę. Tuos bandymus rodžiau Jurgai ir mačiau, kad jos tai neįtikina. Taip ir turėjo būti, nes ir pati jais netikėjau. Ir kažkaip po vieno susitikimo, kai ji dar kartą papasakojo apie savo tekstą, apie tai, kas jai patinka, pamačiau, kokias detalės jį pastebi. Grįžusi sėdau eskizuoti. Tada ir pajudėjo daug dalykų. Kitus projektus jau buvau baigusi, tad galėjau atsidėti kašalotams. Pirmieji piešiniai, kuriais pati patikėjau, gimė Bernardinų sode, belaukiant sūnaus iš būrelio. Tai buvo tiesiog kašalotų uodegos, paprastu pieštuku. Paskui piešiau kasdien, nes laikas spaudė. Knyga buvo gavusi Lietuvos kultūros tarybos paramą, tad reikėjo pabaigti laiku. Dabar man atrodo neįtikėtina, bet nupiešiau šią knygą per nepilnus 3 mėnesius. Dirbau taip, kad nieko nereikėtų redaguoti kompiuteryje, tik paruošti spalvas pagal reikiamus spaudos profilius. Bet kai jau jauti, kad pieši ir pavyksta taip, kaip nori, tas laikas ištirpsta. Tiesiog negalvoji ir darai. Man tai ir vienas gražiausių kūrybos etapų. Piešiau ir dieną, ir naktį jai reikėdavo. Labai mėgstu dirbti naktį, kai viskas nutyla, yra kažkoks magiškas laikas nuo vidurnakčio iki 2 valandos. Bet rytais turiu ką žadinti, tad stengiuosi dažnai nenaktinėti. Kartais gera dirbti popietę. Mano dienos tokios, prasideda nuo kavos ir pusryčių, suruošiu vaikus į mokyklą ir jei neįtraukia buitis, sėdu dirbti. Kartais dar pasivaikštau. Neturiu jokios rutinos, bet labai norėčiau ją turėti. Ginčų dėl iliustracijų nebuvo jokių. Gal keletas pastabų, bet tai normalu. Iš leidyklos ir Jurgos turėjau visišką pasitikėjimą ir palaikymą. Manau, tai yra tobulos sąlygos iliustruotojai. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto Namai vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Šios knygos kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.